Išpažintis arba sutaikinimo sakramentas. Tai yra vienas didžiųjų katalikų bažnyčios stebuklų, tai yra gydymo sakramentas ir kiekvienas tikintysis, kuris suvokia, kad jisai serga nuodėme, kad ta nuodėme ne tik kuria pasiekmes kasdieniam mūsų gyvenimui, ne tik mus dvasinė prasme atskiria nuo Dievo, bet ir trukdo mūsų kasdienybėje gyventi, gali artintis prie šio sakramento, tikėdami, kad Kristus už juos numirė ir dėka šitos mirties ant kryžiaus, priimdami jį savo viešpačiu ir trokšdami juo sekti, gyventi pagal jo evangeliją, mes galime būti sutaikomi su tėvu. Jeigu žmogus neturi tokio tikėjimo, jam nesvarbu, kas yra Dievas, jam nesvarbu, kas yra nuodėmė, tai tada ta išpažintis iš tikrųjų tokia yra, miglota, apeiginė. Tai šiandien mes apie tai, kaip patirti visą gėrį šio sakramento. Mano vienas pažįstamas jaunuolis, kai pradėjo gyventi jaunimo bendruomeniai, jam teko, kaip ir visiems bendruomenės nariam, pasirūpinti maistu kažkuria, tai vieną dieną ar 2 dienas žiūrint, kuriuo metu. Ir jisai sako, žinai, man iki šiol maistas buvo lygų valgyti. O dabar, kai aš turiu pamaitinti 5 bendruomenės žmonės, kad ne tik kažką tai jie čia prarytų, bet kad tai būtų visavertis maistas, tai aš suprantu, kad aš turiu eiti į parduotuvę, pirkti produktus, skirti laiką, gaminti, ir kai pagaminu, tada jau išeina, kad galime valgyti ir negana to, kai pavalgome, dar būna toksai dalykas, kad reikia suplauti indus. Tai paprastai bendruomenė indus plaudavo kitas žmogus, bet tas, kuris gamina valgyti, tai jis turi išsiplauti tą, ką priterliojo begamindamas. Tai labai panašiai su šituo sakramentu. Jeigu žmogus suvokia, kad išpažintis tai tik tai ateinu prie langelio, pakrapštau galvą ir sakau kažką tai nelabai kažkas gali ten atsitikti, nes išpažinties arba sutaikinimo sakramentą sudaro 5 dalys. Prisiminti nuodėmes, nuoširdžiai už jas gailėtis, pasiryžti, nebenusidėti, išpažinti nuodėmes ir atsilyginti ir taisyti. Tai kaip negana išsitraukti lėkštę įrankius ir atsisėsti prie stalo, kad papietautumėm, taip negana pribėgti prie langelio ir ten bet ką pasakyti, kad iš tikrųjų gautume visas tas dovanas, kurias teikia šis sakramentas. Tai pirmas punktas - prisiminti nuodėmes. 12 žingsnių programuose, kilusiuose iš anoniminių alkoholikų, yra toks punktas, vienas iš žingsnių, kad nuoširdžiai ištyrėme savo visą praeitą gyvenimą ir paskui yra kitas žingsnis, kad išpažinome tikslų pobūdį savo paklydimų sau, Dievui ir kitam žmogui. Jie išpažįsta savo tuos paklydimus kitam grupės nariui. Dievui, tai jeigu žmogus nepriklauso jokiai bažnyčiai, jisai ten kaip jau įsivaizduoja tą aukštesnę jėgą. Ir savo, tai savo rekomenduoja netgi prieš veidrodį atsisėsti ir sakyti, štai aš šitaip grioviau savo gyvenimą. Ir kad žmonės pasiruoštų šioje bendrijoje tam žingsniui, yra įvairios metodikos, bet viena iš jų yra tokios kilometrinės lentelės, kurias jie pildo 2 savaitės, kur kiek save atsimena, nuo darželio laikų žmogus rašo. Dėl šitos priežasties, pavyzdžiui, dėl baimės, aš padariau kažkokį paklydimą, pavyzdžiui, meluodavau auklėtojai, mamai ar dar kažkam tai, ir iš to kokios pasiekmes, ar nesusiformavo įprotis vengti atsakomybės už savo kažkokias pareigas ir meluoti, ar ne? Arba, pavyzdžiui, nesusitvardžiau ir ten kokioj 3 klasėj sumušiau kitą vaiką. Dėl ko? Puikybė, kas dar ten, impulsyvumas. Ir taip žiūrint, žingsnis po žingsnio, žmonės peržvelgia savo gyvenimą iki tų 45 ar 50 ar 60 metų, šitaip nuo darželio pradėjus, suvokdami, kokios priežastis mano šitokio elgesio, mano nuodėmių ir kaip aš savo kitiem
pakenkiau taip elgdamasis. Tai turbūt pati išsamiausia sąžinės peržvalga arba ta prisiminimo, savo paklydimų, nuodėmių prisiminimo metodika, kokią aš esu mačius ir sutikus, kadangi man yra tekę ir klausyti tų žmonių jau išpažinimo tų savo paklydimų, nes jie gali pasirinkti bet kuriam žmogui, kuriuo jie pasitikė, išpasakoti visas tas paklodės savo lentelių, kur jie nuoširdžiai perėję per savo gyvenimą suprato, kaip jie atsidūrė šitoj vietoj, kur jų elgsena greuna jų pačių gyvenimus, dažnai sugriovė jau šeimas, praradę darbus arba nebelikę savivertės, nebelikę noro gyventi. Mes katalikų bažnyčioje sąžinės peržvalgą suprantame truputį kitaip. Tai pirmas dalykas, kad prieš ruošdamasi išpažinčiai aš ateinu į Dievo akivaizdą ir prisimenu, kad esu jo sukurta. Kad jis mane sukūrė iš meilės ir draugystės su savimi. Ir jis man duoda visas priemonės, kad aš galėčiau augti toje draugystėje su juo. Jis man kiekvieną dieną teikia gyvybę ir daugybę kitų dovanų. Ir aš būnu toje meilėje, Dievo meilėje minutę, 2, 10 minučių ir tada žvelgiu į šitą Dievo elgseną su manim ir klausiu, o kaipgi aš atsiliepiu. Ir prisiminti nuodėmes, tai pamatyti tas kliūtis, kurias aš statau Dievo veikimui mano gyvenime, savo asmeniniais pasirinkimai. Ir šios kliūtis gali būti kelių rūšių. Tai pirmiausiai daug dalykų vyksta mintyse. Aš nusidedu Dievui mintimis, kai nepasitikiu, teisiu kitą, kai pernelyg daug rūpinuosi dalykais, bet jų nepavedu Dievui, kai įtarinėju kažką tai. Ir jeigu mes esam sąmoningi apie savo mintis, sako kognityvinės elgesio terapijos specialistai, tai mes galime būti pakankamai laimingi, jeigu nepasiduodam savo išdykusiom mintim nešti mus į nemalonių emocijų liūnus. Bet lygiai taip pat ir galime su jom kovoti, kad neneštų jos mūsų nuodėmes, tačiau tam reikalingas sąmoningumas. Toliau yra nuodėmės žodžiai. Tai gali būti pasakyti žodžiai ir nepasakyti žodžiai. Jeigu aš matau, kad kitas žmogus yra šmeižiamas, aš žinau, kad tai yra šmeižtas ir aš tyliu, aš nusidedu, nes leidžiu savo artimą šmeižti, žinodama kitokius faktus. Lygiai taip pat, jeigu aš apkalbinėju, jeigu aš meluoju, jeigu aš neteisingai pateikiu duomenis, kur galbūt nėra tiesioginis melas, kur šneku dalykus, kurie iš esmės kelia maištingumą, prieštaringumą, nuvertina kitą ar šiaip pasėja tokią nuotaiką, kuri nėra Dievo garbinimo ir šlovinimo nuotaika, tai tie žodžiai yra iš nuodėmės. Darbais tai yra konkretus mano poelgiai, kuriais aš nusidedu Dievui. Tai yra veiksmai, kokį padariau veiksmą. Pavogiau, primušiau. Čia visų detalių neišpasakosiu, dar bus vienas video apie 10 Dievo įsakymų, ten detaliau perbėgsim visus 10. Ir paskutinis, į kurį neretai mes neatkreipiame pakankamai dėmesio, tai yra apsileidimai. Tai yra nuodėmės, kurios kyla iš nedarymo. Tai yra tinginių nuodėmės, bailių nuodėmės. Tai pirmas dalykas, mes kaip tikintieji esam pašaukti garbinti ir šlovinti Dievą. Tai ryto vakaro malda, sekmadienių šventimas, liturgijos lankymas. Ir žmonės sako, tai aš nepadariau nuodėmių. Taip, tai yra apsileidimo nuodėmės, kuomet jas padarom, jeigu Dievo negarbinam. Lygiai taip pat su savimi pačia. Jeigu aš nepakankamai pasirūpinu savo gyvenimu, poilsiu, savo aplinkai, kurią aš einu, savo bendravimu, santykiais, bet kaip einu, bet kur būnu. Ir šie dalykai kenkia mano žmogiškai egzistencijai, aš
irgi nusidedu prieš save, būtent apsileisdama. Ir taip pat yra prieš kitą žmogų, tai kai aš neatiduodu tam, kam privalau atiduoti tiek savo jėgų, ar tai darbe, ar tai rodant savo artimiesiems meilės ženklus, atlikdama patarnavimus, ar bet kurioj kitoj situacijoj, kur aš galiu padaryti gerą, Dievas mane kviečia padaryti gerą, bet aš to gero nepadarau. Taigi, mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais tokią formulę mes sakome mišių pradžioje, kai prisipažįstame Dievui, jog nusidėjome. Taip pat galime lygiai žvelgti ruošdamiesi išpažinčiai ir mums gali pasitarnauti įvairios sąžinės peržvalgos, kurios yra tiek internete, tiek maldų knygelėse. Antras žingsnis yra gailėtis už nuodėmes. Gailėtis tai nereiškia manyti, o kokia aš kvaila, tai pridariau nuodėmių, dabar reiks eiti išpažinties, kaip nemalonu. Ne, gailėtis tai būtent suvokti, jog Dievas man yra toks geras, o aš jį šitaip jam atsilyginu už jo gerumą, šitaip elgiuosi su jo dovanom. Ir man nuoširdžiai gaila, kad aš tik tiek galėjau atsiliepti jo meilę arba tiek daug kartų atstūmiau jo meilę. Ir šitas apmąstymas, jisai norint, prašant Dievo pagalbos, galėtų būti šitas punktas ir su ašarų malonę, tokio emocinio taip pat išgyvenimo, ne tik racionalaus. Sekantis žingsnis yra pasiryžti nebenusidėti arba nuoširdžiai kovoti su ydomis. Tai prieš einant sakramento aš suvokiu savo nuodėmių, savo tų visų poelgių arba apsileidimų kilmę ir planuoju, kaip nebekartoti, kaip vengti progų. Ir tai gali būti gana radikalūs dalykai, kažką turiu nutraukti, kažkur turiu kreiptis pagalbos, o gali būti labai paprasti savidrausmės dalykai, kuriuo aš ryžtuos, kad nebekartočiau tų nuodėmių. Ir kai yra pasiryžimas, tuomet jau yra išpažintis. Kiekvienas žmogus gali pasirinkti nuodėmklausį kunigą, pas kurį jisai nori atlikti savo išpažintį. Sako, kad kiekvienas kunigas gali atleisti tas nuodėmes, duoti išrišimą, tai yra tiesa ir tikrai mirties atveju, tai manau, neieškosiu jokio kunigo, koks bus toks ir gerai. Bet jeigu galvoju apie savo dvasinį augimą, apie įžvalgas, apie savo tas dvasinės ligas, aš galiu ieškoti tokio kunigo, kurio jausiuosi suprasta, išgirsta ir kurio pamokymas bus iš tikrųjų apie mano gyvenimą. Ir kai žmonės nuvažiuoja katinėlių į maisto per visą Lietuvą į kitą miestą nupirkti arba pas kokį tai grožio specialistą arba mediką, laukia eilėje, užsirašo mėnesius, tai žinokite, dvasiniai dalykai nėra prastesni už katinėlį ir už sveikatą. Ir jeigu jūs norite naudoti šitų sakramentų, kad jis būtų jums naudingas, tikrai gydantis, pastoviai, yra pravartu susirasti nuodėmklausį, pas kurį jūs eisit pastoviai, kuriam nereiks kiekvieną kartą klausti, ar susituokęs, ar su savo žmona vyru gyvenat ir visų kitų aplinkybių, prieš kiek buvot išpažinties, kad jisai galėtų tinkamai atsiliepti jūsų išpažinti ir suteikti patarimą ir išrišimą. Jeigu jūs taip nuodugniai pasiruošėt išpažinčiai ir jinai galimai truks pusvalandį ar panašiai, kai kurių žmonių išpažintis dar ilgiau trunka, tai galima prašyti kunigo, kad jis jūs priimtų ne klausykloje, o kambarėlį. Ir kai kuriuose bažnyčiose jau tokios klausyklos panašios į spintas yra kaip atskiras kambarėlis, nes iš tikrųjų, jeigu aš kalbu apie tokius labai gilius savo dalykus, noriu juos atskleisti, yra sunku moderuoti tą balsą ir kartais išeina garsiai kalbėti ir tada kunigas sako, šaša, čia negalima, čia kiti išgirs ir jam nepatogu ir man pačiai nepatogu. Tai
Tai va tokie dalykai yra galimi, leistini ir priimtini. Išpažintyje kas yra svarbiausiai? Yra svarbiausia išpažinti sunkias nuodėmes, kurios reiškiasi, kad yra svarbiame dalyke, kad turėjau aišku supratimą, kad tai yra nuodėmė ir laisvą valią padariau. Turėjau tokį akimirką pasvarstymo daryti ar nedaryti ir pasirinkau nusidėti. Tai yra sunkus dalykas, laisva valia ir aiškus supratimas. Toliau kitos nuodėmės yra lengvos, kasdienės, kai trūksta kurio nors iš šių punktų, kai ne visai esu laisva dėl savo ydų, priklausomybių ar tam tikrų aplinkybių, kai dalykas yra nedidelis, mažas, tik tai su manim susijęs arba galbūt net visai kitų žmonių tiesiogiai nepaliečiantis. Ir šias nuodėmės nėra būtina išpažinti, bet jeigu žmogui jos kartojasi ir jis nori tikrai jų atsikratyti, yra sveikintina, jeigu jisai taip daro. Ir šitą punktą atlikus, išpažinus nuodėmes, nėra svarbu, kunigas pagiria, papeikia, pagrasina. Svarbiausias dalykas čia yra gauti išrišimą ir kunigas pasako tokią atgailą, kokią žmogus turi atlikti. Tai gali būti geras darbas, gali būti malda, tačiau tai negali būti didelis dalykas, kad žmogui tai būtų per sunku atlikti ir jis tada, būtų tarsi supančiotas tos atgailos, kad toliau nebegali eiti tuo tikėjimo keliu, nes jam atgaila per sunki yra, nepriimtina. Tai šiuo atveju ir galima pasakyti, paprašyti kitos atgailos ir net jeigu man nepavyksta atlikti atgailos, vis tiek išpažintis yra įvykus, išrišimas duotas. Tačiau atsilyginti ir taisytis, paskutinis punktas yra ne tiek apie maldas, kurias aš sukalbėsiu, bet apie atsilyginimą. Jeigu aš pavogiau, aš turiu atiduoti pinigus. Jeigu aš negaliu atiduoti tuos pinigus, nes žmogus, iš kurio aš pavogiau, numirė, aš turiu pagal infliaciją atiduoti kažkam tai kitam, kuris yra stokojantis, fondam, labdaros organizacijom ar kam patinka, su kuo aš nesu tiesiogiai susijus, negausiu iš to savo naudos. Jeigu aš nužudžiau žmogų aborto būdu ar žmogžudystės būdu, tai yra tokia radikali nuodėmė, ačiū Dievui, ne visiems ją pasiseka padaryti. Tai adekvati atgaila yra tokia, kuri padeda ilgalaikiam plane sukurti žmogui palankų gyvenimą. Ta prasme, aš, jeigu tikrai noriu pajusti tą atleidimo, atpirkimo iš savo pusės atsilyginimo džiaugsmą, turėčiau įsipareigoti tam tikro žmogaus ugdymui, pagalbai. Tai gali būti prisimti globą, pavyzdžiui, arba šiaip globoti vaiką, jauną žmogų, kuris neturi tėvų artimųjų, arba senolį, kuriam niekas nepadeda. Tai tokia adekvati, ta prasme, gyvenimą dovanojanti turėtų būti ilgalaikė tarnystė. Ir pasakyti, kad nužudžiau žmogų, o gal 2 ir už tai 3 sveika Marijas, tai nemanau, kad pas mus tokios sąžinės jau yra visai sugedę, kad aš po to sakyčiau, man Dievas atleido. Taip, Dievas atleidžia ne už atgailą, bet atsilyginimas yra tas atitinkamas veiksmas. Ir daugeliu iš tikrųjų gyvenimas keičiasi tik tada, kai jisai atlieka tokį atitinkamą veiksmą. Ir būdų yra įvairiausių, galima pasitarti su savo sielovadininku, su dvasios vadu ar nuodėmklausiu. Taisytis tai reiškia tos pastangos, kurias aš dėsiu, kad nebekartočiau šitų nuodėmių, kurias išpažinau. Tai šitaip vyksta tas dvasinis gydymas. Ir aš noriu pasakyti tokį labai liudijimą, reikšmingą man. Būdama 21 metų, aš labai norėjau būti kunigė, bet katalikų bažnyčioje nenumatyta moterim šitos veiklos, tai aš tada nusprendžiau pereiti į protestantišką bažnyčią ir tapti pastorę, ir susipažinau su viena pastorė Švedijoje, su kuria mes pradėjome bendrauti. Aš tuo metu studijavau katalikų teologiją ir man atrodė kažkas nuostabaus turėti savo parapiją ir būti tenai vadovu tos
tos parapijos. Ir vieną vasarą aš praleidau Danijoje, tenai irgi lankydamasi protestantų bažnyčiose, nes katalikų bažnyčios pastovių mišių tokių nebuvo. Ir vat ką aš suvokiau, kad man, kas yra brangiausia katalikų bažnyčiai, tai yra Eucharistija, kur yra tikras Kristaus kūnas ir kraujas. Ir va tokia sakramentinė išpažintis, kur aš galiu ateiti, išpažinti, gauti atleidimą ir eiti pagydytą, eiti ir žinot, kad man nuodėmės yra atleista. Ir aš labai noriu visus provokuoti dabar, kurie sako, ai, man nereikia išpažinti. Žiūrėkit, žmonės sugalvoja šokti su parašiutu ten, nežinau, keliauti kamino, išbandyti visokiausias procedūras. Šita procedūra trunka pusvalandį, pasiruošimas gal porą savaičių. Kodėl jos neišbandžius? Kodėl jos neišbandžius? Gal bus geriau kaip mėnesio kamino, kaip šuolis su parašiutu? Nes aš mačiau, kad daugeliui tai ženkliai geriau negu visos kitos ekstremalios priemonės, kad į žmonių gyvenimą įsiveržia ramybė, susitaikinimas, kad yra perkeičiamas žvilgsnis į savo artimuosius, kad pasikeičia santykiai šeimose ir kad visas pasaulis gali tapti matomas visai kitom spalvom. Tai išbandykite išpažinti.